Nu, pasakysiu, kada start spaust. Nu, spaust start. Ir po 45 sekundžių žiūrėsim. Žiūrėsim, plytas slenka ar neslenka. Pakėlus. Nu, ir praktiškai neįtėgučiu. Sau stingsta. Tai čia ir plintusus ten tokius, tai irgi tas pats, ar ne? Jo. O čia su tais pačiais plintusas šlapioji priklijuotas, ne? Jo, plintusas buvo šlapioji, veidrodis šlapioji, tokie lengvesni, tik tai šlapioji būdu drąsiai, ta prasme. O va tos dvi kontaktais, va plytelė, tai per 5 sekundės jau ten praktiškai net plėšiama, jau sunku ją net atbrėžti. Kem 5, ne? Tikrai. Nekrip. Tai biški nedrąsu. Man irgi nedrąsu. Aš jau sustyrusi stovi. A jeigu darau atveršį. Kris ar nekris? Ne, kad nekrenta, turbūt nebekrisiu. Kojas tik nepakišk aurimai. Kaip aukštinkojom galime irgi bandyti, bet aukštinkojom gal dar biški laiko turėtų irgi praeiti, bet galim. Va, po 45 sekundžių. Faktas. 5 kilogramai laikosi kaip turi būti. Jo. Aišku, pilnai sustingsta po paros laiko, ten jau, kad galima apkrovas visokias dėti ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, po minutės jau plytą dabar uždėtume tikrai atlaikytų jau ten 5 kg, po kažkiek laiko dar atlaikytų. Tik aišku, šitie kaučiukiniai klijai, tai jie jau, jie sustingsta tvirtai ir jie nelastingi lieka visai. Tai kažko, jeigu vibracijų ir panašiai, tai jie jau nelabai tinka ten, kur sausa, švaru, tvirtam tokiam suklyjam.